Labas vakaras visiems. Aha. Pradedame diskusiją ir tėvai turi svajonių. Ne tik tai vaikai, bet ir tėvai. Diskusija yra asociacijos Tėvai švietimui ir Balsių bendruomenės bendras projektas. Šiandien mes turime svečiuose Liną ir Giedrių, tėtį ir mamą. Ir jie papasakos apie savo svajonės, apie savo vaikystę, apie savo nerealizuotas galbūt kažkokias slaptas idėjas ar mintis ar svajonės. Taigi, pradedam pokalbį. Na, kas pirmas pradeda? Giedriau. Giedriau, apie ką? Giedrius įdomus žmogus yra, kadangi man teko šiek tiek su juo pasidarbuot, mes kartu turėjom bendrų veiklų, ar ne, netgi grupiai roko teko pagrot šiek tiek. Giedrius būgnininkas, ar ne? Bet Giedrius pats papasakos. Taigi, Giedriau, šiek tiek apie save, apie savo šeimą nedaug, nes šį kartą mes norim išgirsti, kaip jūs mamos tėčiai gyvena. Tai sveiki. Mano gyvenimas galbūt, pradėsiu šiaip nuo pradžių. Tai užaugau iš tikrųjų mažame miestelėje, darnėje pedagogų šeimoje. Kai visada būna galbūt pedagogų šeimoje vaikai tie patys judriausi, patys nepaklusniausi. Tai turbūt šiek tiek nuo to bėgau, toli nepabėgau. Gyvenime teko pabandyti veikiausiai visko, ar ne? Tai teko išbandyti visko gyvenime, tų svajonių buvo tikrai labai daug. Tai tiesiog gal pradėsiu papasakoti trumpai, nuo ko viskas buvo, kiek tas svajonių. Tai daugelį mažesnių miestelį, aišku, aktyvaus to didelio laisvalaikio pasirinkimo nebuvo. Kiek dabar, aišku, galima atrasti ten didžiuosiuose, sakykime, miestuose, sostinėje ir panašiai, ten jokių robotikų tikrai nieko nebuvo. O kadangi tėtis buvo kūno kultūros mokytojas ir technikos mylėtojas, visuomet po darbo ir savaitgaliais kažkam įstraudavo. Tai nuo pat vaikystės atsirado toks potraukis kažką padėti, kažką konstruoti ir taip atsirado ta pirmoji meilė technikai. Aišku, vėlgi tų pasirinkimų, kaip ir minėjau, daug nebuvo. Tai vyravo tiek pagrindė klasikiniai užsiėmimai, muzika, sportas. Vienas iš tų pačių smagiausių vaikystės prisiminimų tai ir buvo sporto salė. Tai buvo jau vaikystėje užaugęs kaip antri namai. Aišku, tuo metu atsirado didžiulė svajonė tarp profesionalių krepšininkų. Pats tas vaikystėje buvo laikotarpis, kada buvo NBA viršūnė, ne? Pats pakilimas, kada pas Michaelo Jordano plakatai, kabinėtas visas sienos, ant galvos Chicago Bulls full capai, po to atėjo Žalgirio Eurolygos euforija, ne? Vėliau mano gyvenime atsirado muzika ir visą tą svajonę pavogė. Profesionalių krepšininkų visgi netapau. Toliau, aišku, atsirado mokykloje muzika, kurios buvo tikrai nemažai. Tai pradžia buvo, aišku, choras, ansamblis, dainų dainelė, tai buvo tas klasikinis žanras, ar ne? Tai pasibaigus pamokoms tikrai namo dar neskubėdavau. Vienas iš tų gal irgi smagesnių dalykų, kad tėčio padedami sukūrė mokykloje roko grupę. Tai rock pops toks, galima sakyti, toks viduriukas buvo, nes rokas turi savo mylėtis ir ne visiems jisai yra priimtinas. Bandėm jo prisitaikyti. Taip mano gyvenime realiai ir atsirado tie mušamieji, kurie kurį laiką ir lydėjo. Ir taip iki vidurinės pabaigos turbūt man jie buvo kaip šiuolaikiniam jaunimui išmanusis telefonas. Tai nesinorėdavau jų paleisti iš rankų, ne? Mokyklai turėjom įsirengę studiją, kurioje grodavom po pamokų, savaitgaliais, vėliau įsigudrinom, aišku, tyliai groti ir pertraukų metu. Tas grojimas pertraukų metu, aišku, neliko nepastebėtas, gavom bylos, teko mesti. Nes tos grojimus per pertraukas turėjome. Tai aišku, nuo metu atrodė, jog gyvenime be muzikos, be mušamųjų nenorėčiau nieko veikti. Ir taip, aišku, atėjo laikas pasirinkti studijų kryptį vėliau. Jau kur kurie kryptimi judėsime, su kuo siesime savo gyvenimą. Tai taip mano gyvenimas ir pasidalino, sakykime, tie norai dvi dalis. Tai viena noro pusė buvo muzika, tai yra mušamieji galbūt kažkoks ir profesionalus dainavimas. Kita pusė norėjo visgi tos technikos, kuri nuo vaikystės lydėjo, žiūrint, dirbant ir kažką konstruojant tėtį. Tai viso to istorija, kaip galbūt susisprendžiau, tai buvo labai paprastai.
ateina tas laikas, kada jau reikia supildyti studijų programas, sudėti tos prioritetus, kur norėtumėm studijuoti, ar ne. Ir kaip tik per realiai beveik man pildant tą studijų, sakykime, sąrašą, ar ne, nuo pirmos padėties pas brolį užsuko jo geriausias draugas. Ir mes tada kažkaip su juo gal kokių gerų 15 minučių pusvalandį pašnekėjom apie gyvenimą, tiesiog apie norus, apie troškimus, apie ateitį. Ir to realiai pokalbio pabaigoje buvo jo labai puikus pasakymas, kad jeigu tu nežinai, kas tu esi, ko tu gyvenime nori, reiškia, tu esi inžinierius. Tai jo, čia atrodo kažkokia anomalija, ne, bet tai buvo. Ir iš tikrųjų, beliko apsispręsti tik tai, kokiu inžinieriu aš norėčiau būti. Atsiverti tada, aišku, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ar ne, kaip svajonė, kaip siekiamybė tuo metu buvo. Atsiverčiu studijų visas programas ir ko visi nori berniukai. Automobilių, transporto, ne, kažko. Tai taip atsirado transporto inžinerija pirmoje vietoje ir taip teko ją pabaigti. Tai, aišku, likimas yra toks dalykas, kad mėgsta padaryti mūsų. Tai prieš pat stojamuosius, prieš pat nestojamuosius pirmą kursą, galima sakyti, dar, aišku, atsirado išbandymų, tai po atrankos, kurie jau ten spėjom visi ir pamiršti ir panašius dalykus, pakvietė dalyvauti realybės šou Dangus. Tai iš tikrųjų šnekėjom su šeima visgi, ką reikėtų pasirinkti, ko norėtumėm, ką toliau daryti, ne, nes suderinti šitų dviejų dalykų buvo tuo metu neįmanoma. Visgi teko, aišku, tą svajonę, tą muzikos svajonę kažkiek vėl palikti šalį. Ir realiai tik pabaigus studijas vėl ta muzika šiek tiek atsirado truputį mano gyvenime. Tai po studijų pabaigos atsirado Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakulteto muzikinis teatras. Buvo miuziklų kūrimas, kelionės po vaikų namus, ten tos veiklos buvo tikrai nemažai aktyvios. Po to atsirado televizijų projektas Chorų karai, kur irgi ta muzika atrodė, kad jos daug, jos labai aktyvi, daug pasirašymų, daug bemiegių naktų visokių tenais ruošiantis. Po to į gyvenimą atsirado fotografijų gyvenime. Ir vėlgi toliau visas gyvenimas vyko su fotografijom. Ir galiausiai turbūt atsirado pati didžiausia ir turbūt įgyvendinta svajonė, tai šeima ir vaikai, kurie tikriausiai dalį tų neišsipildžiusių svajonių šiek tiek pastūmė į šalį. Tai Giedriau, taip išeina, kad tavo visos svajonės realizuotos? Tikriausiai mano didžiausia svajonė yra niekada neužaugti ir nenustoti svajoti. Jeigu viena svajonė baigės, reiškia, reikia surasti kitą svajonę, nes kitaip gyvenimas tampa beprasmis iš esmės. Tu kalbėjai apie transporto inžinierių, tai galbūt būsimas susisiekimo ministras? Nežinau, iš esmės visas mano gyvenimas tai labai link to šalia viešojo sektoriaus, tai ne pats viešasis sektorius, bet šalia jo. Vėlgi nežinau, ko gyvenime labiau noris, ar to viešojo sektoriaus, ar pabėgti kažką dar toliau, kad gyvenimas tikriausiai parodys, nes svajoti nereikia nustoti. Jeigu nesvajosim tapti susisiekimo ministrais, tai po to nenorėsim būti ir prezidentais, ar ne? Tai kodėl ne? Svajokim. Aš suprantu, viešajam sektoriui padirbėjęs, tada supranti, gal kaip norėčiau ir privatų. Nepriklausomą tu darai taip, kaip tau atrodo gerai, tavęs nieks nevaržo, niekas tavęs į rėmus neįstato, tada tu gali save pilnai realizuoti. Ar taip nebuvo, tu liktai buvai nuėjęs į fotografiją iš viešojo sektoriaus, ar buvai palikęs viešąjį sektorių? Ne. Nebuvai? Tuo metu mano darbas leido turėti pakankamai daug laisvo laiko, sakykime, nuotraukų redagavimui, retušavimui, darbui per savo laisvas dienas. Tai todėl realiai, kad užkimšti tą laiką, ar ne, kuris tiesiog gali būti beprasmiškai praleidžiamas prie televizoriaus, atsirado fotografija ir iš tikrųjų jinai buvo taip labai netgi įaugusi į kraują. Tai tapo ir dešra dar prie duonos kurį laiką. Ir vėliau tiesiog pasikeitus darbui, tam darbui patapus labiau darbui netgi ir nešiesi darbą po darbo, tada supranti, kad visgi savo tam pomėgiui fotografijai vis to laiko lieka mažiau. Kada atsirado šeima, visgi pradedi dėliotis prioritetus ir pradedi suprasti, kam norėtum atiduoti laiką. Ar šeimai, ar daugiau pabūti su vaikais, jais pažaisti, būti tuo geresniu tėčiu.
ar tą laiką prakirsoti prie kompiuterio redaguojant nuotraukas. Tai šitoje vietoje gimus vaikam tikriausiai, teisingam tėčiui klausimų nekiltų, kur reikia padėti tą laiką. Na gerai, Giedriau. Tada truputį paliekam ramybėj, paklausom Linos. Lina, papasakok apie save, ten tavo to štangos, svarmenys, jie įspūdingai tikrai atrodo, tavo pasiekimai visi, papasakok truputėlį, nuo ko tu pradėjai, kur tavo kelias link ėjo. Aš užaugau mažame Lietuvos miestelį, Pakruojy, dideliai gausioj šeimoj, mes augom 5, augau su patėviu, turėjom didelį ūkį, tai karvės, šienas, daržai man buvo kasdienybė. Tai buvau ir auklė tuo pačiu ir padėdavau tėvams, būdavau kaip ta vyresnioji mama. Ir baigus mokykloje, bet kadangi darbininkų šeimoje augau, tai galimybių kaip ir nebuvo. Aš net neprašau iš tikrųjų tėvų. Sakiau, kad aš nieko nenoriu mokytis, nes aš mačiau, kad jie neturi galimybės manęs išleisti tos mokslus. Tai aš tiesiog metus laiko tikrai sunkiai dirbau ir galvoju viskas. Dabar kitais metais tikrai eisiu mokytis kažką kūno kultūros pedagogiką, kažką su kūno kultūra, bet porą metų taip ir laukiau kitų metų ir po to atidėlioju, kol galop atsirado mano gyvenime dukra ir turėdama daugiau laisvo laiko, kol maža nusprendžiau, kad turiu pradėti mokytis. Nežinau kodėl, bet tada jau supratau, kad noriu būti nebe trenerė, o socialinė darbuotoja, kas man visą gyvenimą atrodė kažkaip keista. Tokia profesija gal atrodo, kad net ne man. Kad aš būsiu tikrai kažkas pedagogika, sportas, kažkas tokio. Ir baigiau studijas, dirbau kavinėje barmene ir galvoju, baigsiu studijas, čia bus kaip tokios studijas, tikrai nedirbsiu, man tokio darbo kaip ir nereikia, čia sunku, čia sudėtinga. Bet ėjau darbo pokalbį su viltimi, kad manęs nepriims. Galvoju, tikrai galvoju 7 žmonės, tikrai aš jiems nepatiksiu, manęs nepriims, aš galėsiu savo ramiai dirbti kavinėje. Ir gaunu skambutį, kad, žinokit, jūs man labai patiko, noriu, kad pas mumis dirbtumėte. Ir atėjus pirmą dieną į darbą supratau, kad tas pasakymas teorija ir praktika labai skiriasi. Aš galvoju, kad varčiau šeimų bylas, galvoju, kad nes dirbu su šeimom, kurios patiria riziką, alkoholis problema. Taigi čia nuvešiu, pagydysiu, vaikų nepriežiūrą, pamokinsiu tėvus, išplausiu indus ir galvoju, kad viskas yra labai paprasta ir nesudėtinga. Kol tas darbas pradėjo nešti man tokį stresą, jau pirmą pusmetį jaučiau, kad man yra visko per daug, aš nešiausi problemas į namus, dalinausi ir užkraudavau tas problemas savo šeimos nariam, nes man buvo per daug vaikų, atrodo gaila, ant tėvų pikta, galvoju, susirinksiu visus vaikus, persinešiu savo namo. Ir tada iš tikrųjų toks kaip lūžio taškas, aš galvoju, aš kaip juokauju, arba aš priaugsiu 10 kg, nes mano stresas vaidavo, valgydavau saldainės ar kažkokius, čia dar kažko. Ir sugalvoju, kad turiu eiti į sporto salę, save kažkaip realizuoti. Tai 2 savaitės ėjau į salę, aš neturėjau to niekada tonsvorio, bet ėjau pasivaičiu, sakau. Tai neinu, taip pakiloju kažkokius svarmenį, kažkaip galvoju, ne man. Ir kažkaip turėjau tikrai salėje labai gerą trenerį, kuris mane pakvietė, pamėgink pakelti, gal tu vis tiek, gal pavyks. Ir mane tai gal užkabino, pasiūlė man sudalyvauti varžybose, kurios bus po 2 mėnesių. Sakau, kodėlgi ne. Ir pirmas varžybos buvo man prieš 3 metus. Aš iš 12 dalyvių buvau antra, tai man kažkas buvo toksai wow. Net tų varžybų iš tikrųjų net neatsimenu. Nes kažkokia buvo man ant tiek buvo toksai, gal netgi teigiamas stresas manyje, kad aš neatsimenu, nei kaip užlipau ant tos pakilos, nei kaip pakėliau, nei kaip paspaudžiau, nei patraukiau, tik atsimenu tą momentą, kai aš jau važiuoju namo. Ir tai mane gal užkabino. Šiai dienai man priklauso 5 Lietuvos rekordai.
Tai štangos atkėlimas nuo žemės, didžiausias svoris yra 165 kg šiai dienai, po to pritupimai tai 167,5, dar rąsto kėlimo rekordas, Apolono ašies rekordas 180 kg. Ir dabar galiu sakyti, kad aš iš dalies realizavau savo vaikystės svajonę, todėl kad man, dirbant socialinį darbą, aš labai myliu savo darbą, labai myliu tai, ką aš darau. Aš sakau, kad aš nedirbu, aš gyvenu darbą, man patinka tai, ką darau, bet ypač šiuo metu, kaip yra pas mus Lietuvoje tokia situacija ir negaliu pilnai sportuoti, tai jaučiu, kad mane vėl stumia į tą stresą, tai aš dabar į 5. aukštą atsitempiau girą, truputėlį svorių pasivogus iš salės, štangą, tai kažkaip bandau kompensuoti. Tai man tasai kažkoksai tikslo iškėlimas tiek darbe, tiek salėje, tiek kažkoks varžybų pasiruošimas labai yra vienas ar tik kito, todėl kad ir darbe aš keliu kažkokius savo reikalavimus, tikslus, taip pat ir sporto salėje. Tai va tiek. Tokia pradžia. Fantastiški potyriai ir planai ir realizacija turbūt jų. Dabar toks klausimas, pradžiai, o vaikystė, sakykime, pačioj vaikystėje mes visi kažko norim būti. Yra standartiniai norai, ir ne? Kuo, Lina, tu norėjai būti, kuo įsivaizdavai tu būsi? Aš gal pradžiai norėjau būti aktorė, nes man patikdavo vaidinti. Aš susigalvodavau visokių savo scenarijų ir aš lankiau dramos būrelį 10 metų. Ir, kaip sakau, vienas spektaklis mane labai sugadino, nes man reikėjo vaidinti medį. Visą spektaklį aš turėjau tiesiog įlysti tokį maišą ir stovėti ir kalbėti. Tai tas medžio vaidinimas tiesiog... Sakau, ne, aš tikrai nebūsiu niekados nei medis, nei kelmas gyvenime, man to tikrai nereikia. Aš šiaip, aš galvoju, dabar tik tai suprantu, kad tas socialinis darbas ir lydėjo visada mano gyvenime. Aš tiek padėdavau savo mamai, auginti brolius, seseris, tiek padėdavau močiutei, kaimyniai, aišku, už pinigus kartais padirbėdavau kaiminystėj, bet tas toks socialinis darbas, aš gal nesupratau, kad aš tai darau. Bet aš man atrodo, kad aš jau nuo mažų dienų, kadangi už mane yra 3 broliai, seserys jaunesni, tai aš būdavau kaip tokia, kaip sakau, ta nuosava naminė socialinė darbuotoja. Tai gal toksai va. Tai labai ta kryptis tokia labai aiški per patyrimą gyvenimišką. Visiškai normalu. Aktoriai vėlgi, dažnai mergaičių daug turbūt norinčių aktorių. Tiesa, aš dabar galvoju, aš maža būdama labai norėjau veterinarė būti. Man vis laik labai gaila buvo gyvūnų. Aš juos tempdavau namo, nuskriaustus benamius, neždavau, gelbėdavau visus, žodžiu. Ko tik nesu turėjus. Ir žalčių turėjau, ir žvirblių, ir varnų, ir ten šunys, katinai, tai jau standartiškai, bet visi kiti ten žiurkėnai ir taip toliau. Tai veterinarė, sakiau, gydysiu gyvūnus. Bet kažkaip tai baigėsi ties tuo, kad pradėjau su muzika ir tada įstojau į muziką. Tai vėlgi, ta keliai tokie įdomus. Bet šiandien tie vaikiški potyriai, jie dar manęs neapleido. Man vis dar gaila gyvūnų. Aš labai su dideliu tokiu džiaugsmu ir atsipalaidavimu ir pamirštu viską, kai žiūriu apie gyvūnus, kokias laidas. Man labai patinka, mane labai atpalaiduoja. Tai taip, kad gyvūnai, man atrodo, liks iki gyvenimo galo svarbus man bent jau. Giedriau, kas vaikystėj? Policija. Ne? Ne. Žinau, kodėl. Aš buvau iš tų labiau, kur norėjau, kad policija gaudytų tuo metu. Gal ne visai tai, bet nežinau, mane visada skau, kadangi tėtis buvo visada tas žmogus, kuris po darbo dirbdavo kažką meistraudavo, kažką kurdavo, kažką bandydavo, nežinau. Jeigu kažkas sukūrė, ten, sakykime, automobilį, tai jam reikia jį perdaryti taip, kad jis būtų raketa. Tai visada, aišku, per petį paduoti įrankį, paduoti instrumentą, prikalti, atkalti. Nesvarbu, kad ne tą, ką reikia, ne taip, kaip reikia, ten bagdė, bet va toje vietoje man irgi atrodė, kad ta technika, tas kūrimas, tas perdarimas, tas galbūt kažkoks, nežinau, raketos konstravimas yra wow. Kosmonautų būti nenorėjau, bet gal arčiau norėjau būti tuo, nežinau,
plaktukininkų, ar kaip jį ten be pavadinti, mechanikų. Lėktuvų variklių inžinierių. Maždaug. Vat kaip tik žentas mano lėktuvų variklių inžinierija baigęs. Jo, čia tikrai įdomus. Inžinierių apskritai poreikis didelis, tai čia manau, kad aukštumoje turi būti. Bet kokios srities. Lietuvoje ir šiaip pasaulyje inžinierių poreikis didelis, studijuojančių, norinčių studijuoti netiek daug. Taip kad Giedriau sveikinu, tikrai kryptis gera. Dėl socialinio darbo puikiai žinau, kas tai yra, kaip tai sudėtinga ir kartais atrodo, kad tavo tas darbas toks nėra galo ir atrodo, tu dirbi ir niekas nesikeičia ir atrodo kova su vėjo malūnais ir vaikus lygiai taip pat, kai aš irgi keliavau po Lietuvą ir po globos įstaigas ir atrodė ne vieną kartą, kad aš dabar čia juos visus susirinksiu ir išsivešiu, nes jų niekam nereikia. Iš tikrųjų, bet ačiū Dievui, Lietuva pasirinko tą kelią atsisakyti globos namų, tai tikėkimės vieną dieną jų apskritai neliks. Žodžiu, vaikams palinkėsim kuo geriausio, laimės turbūt, laiminga vaikystė, laimingas gyvenimas. Giedriau, tu su muzika, ar ne? Tu būgnininkas buvai. Šiek tiek būgnai, kaip šiek tiek. Šamėjai, ar ne? Tai, o dabar tu turi pas save komplektuką būgnų, kur nors pas tėtį gal? Pas tėvus išvežtas Palėpiai, kartais iškeliauja, ateina šiltasis sezonas, iškeliauja vėl atgal į, sakykime, Palėpinį kambarį ir ten jau kaimynai per atidarytus langus kenčia kartais šiek tiek. Bet Vilniuje tiesiog nėra galimybių galbūt laikyti saugiai, kad būtų pakantus kaimynai iškentėtų vaikų grojimus, nes kartais prisėda ir mano mažiukai buvo prie tų mušamųjų pas tėvus, tai jo, ten yra triukšmas, kurį kaimynai turbūt neištvertų. Norėjau dar užbėgti, prisiminti tą socialinį darbą ir vaikų namus. Tai va su to pačiu muzikiniu teatru teko irgi lankytis ne kartą pasituose globos namuose. Tai iš tikrųjų pirmas apsilankymas globos namuose, kaip ir sakot, atrodo visų be galo gaila, atrodo visus norisi paimti, išsivežti kartu, bet po to antras, trečias apsilankymas tu supranti, kad ta tavo maža šventė, kurią tu atveži į tos globos namus, jie suteikia nors bent tiek džiaugsmo tiem vaikam, kurie galbūt to neturėjo. Ir tas pagrojimas su jais, padainavimas, nuvežimas tų mažų dovanėlių ten per rėmėjus, jiem yra didžiulė šventė, tai yra tos antros kalėdos vasara. Tai va, tai tiesiog noriu pasakyti, kad tą, ką Lina darėjai, tą, ką darai, tai nebuvo tik tai darbas, socialinis darbas, tai buvo ženkliai daugiau. Ačiū tau už tai. Ačiū. Tikrai, Lina, šauni labai, aš ją seku, kartais susirašom. Tikrai nuostabi, neįprasta tokia nestandartinė socialinė darbuotoja ir tie svarmenys visi, tikrai. Ar tu, Lina, jauti, kad tu jau realizavai save, sakykim, tu eini tuo keliu ir juo eisi ir tu būsi laiminga su tuo, ar dar kažką turi užslėpus ten, užmeškino, matau kažkur, tai gal kažkokių dar svajonių? Šiaip, kas liečia socialinį darbą, tai žinoma, kad noriu kilti aukščiau kažkur tai. Buvau nuėjusi konkursą mobilios komandos, bet dėja nesėkmingai kažko nepatikau ar netikau. Bet aš galvoju, kad dirbu tokiam mažam miestelį, Latvijos pasienį, ir pačioj pradžioj pati gyvenvietė, gal pati bendruomenė mane gal priėmė truputėlį keistai ar atsargiai. Nes, kaip ir minėjot, aš tikrai jaučiuosi, kad aš nesu ta standartinė socialinė darbuotoja, kokias gal yra žmonės įpratę matyti. Ir jau labiau provincijoje, ne? Taip, todėl, kad aš ir turiu tatuiruotę nuo pat juosmens iki pat kojos apačios, tai vasarą pradėjau dirbti, žinokit, vaikščiodavau su kelnėm, nors būdavo 30 šilumos, bijodavau nusimauti kelnes, nes viena močiutė man sakė, žinok, tau čia nupjaus koją. Tu čia neik taip, nes tau nupjaus koją. Bet aš dabar jau dirbu 3 metai ir palaipsniui jaučiu, kad aš esu bendruomenės dalimi, labai džiaugiuosi savo kolektyvu
Į darbą važinėjau daugiau negu 50 km ir galiu drąsiai sakyti, kad myliu tą darbą visų pirma todėl, kad turiu gerą komandą aplink save. Man atrodo, kad bet kokį darbą dirbant, svarbiausia, kas yra aplinkui tave. Kad tu esi geroj vietoj, geroj komandoj, geroj nuotaikai, kaip sakau, ir man svarbiausia visur. Ir darbe gal kartais nesupranta kiti žmonės, kad mano humoro jausmas. Aš kiekvienoj blogoj situacijai sugebu matyti pozityvą, pasijuokti iš pačių absurdiškiausių dalykų. Ta mokau ir savo kolektyvą, savo seniūnijos darbuotojas, savo seniūnę. Tai kažkaip jau, kai kartais būna mano atostogos, tai jau skambina, žinok, tu geriau grįž pas mus, labai liūdna, tylu, ramu. Tu geriau grįž namo pas mus. Čia gera idėja, iš tikrųjų, tu labai teisingą mintį užvedei. Konfliktas spręst per humorą. Ir man irgi yra tekę ne kartą, kada jau sudėtingiausios situacijos atrodo, iš šono žvelgiant, vis laik iš šono lengviau yra, ne, kol tu nesi tame visame. Ir tada galvoju, bet tai visiškai ne esminis klausimas ir tai nėra šiam gyvenime. Tai iš viso tai yra tokia smulkmė ir tada pradedi juokauti, kažkokią tai mintį duodi, nukreipi galbūt kažkaip ir žiūri, kad visiems nuotaika pagerėjo ir suprato, žmonės, viskas čia yra paprasta labai. Tai nėra problema. Problema ten yra, bet čia tai problema, čia nėra problema. Tai tikrai labai šauniai, tikrai tu čia pasakoji ir apie tas tatuiruotės, kurios šiandieną labai irgi čia pastaruoju metu įdomios, irgi ant bangos. Puikiai suprantu šią merginą, kaip sakau, kad žmonės labai bando nupiešti. Aš dažnai girdžiu dėl pačio tavo sporto klausim, kam tu to reikia, kodėl tu tai darai, čia vyriškas sportas, tu čia per gležną susigadinsi sveikatą. Ir tasai kartais manęs ne tik nenumotyvuoja, mane tik padrasina eiti tolyn. Tai vadinasi, darau tai, ką darau, yra teisinga mano atžvilgiu. Tai toksai gal toks pastebėjimas, kad žmonės kartais bando numotyvuoti tave. Man atrodo, šiandien bėgimas nuo stereotipų tampa ne tik madingas, bet ir naudingas savo. Mes per daug buvom prisirišę kažkada prie tų stereotipų ir atrodė, kad vyras niekada negali imti tėvystės atostogų. Moteris niekada negali kilnoti štangų. Viskas, pamirškim tos laikus, mes dabar galim viską daryti. Lygiai taip pat, labai kreivai pažiūrėtų galbūt tie seno sukirpimo žmonės, jeigu tavo vaikų darželyje dirbtų auklėtojas vyras. Jokių problemų. Pamirškim realybę. Apie tos stereotipus, tarp kitko, prisiminiau vieną meno mokykloje, reiškia, skelbimas darbo. Ieškau fortepijono mokytojo, ar ne, ieškau akordeono mokytojo, ta prasme, 2 lytis liktai išskirtos, ir mušamųjų, ar ne, mokytojo. Man net atsiuntė, žino, kad aš irgi tokia nemėgstu stereotipų, man atsiuntė, sako, žiūrėk. Sako, ir aš tada YouTube'ai paieškojau, moteris, kur būgnais groja ir taip kietai groja, ir netgi pedagogės ten tokios, kurios ir vaikus moka visą kitą, ir iš karto nusiunčiau direktoriui, žiūrėkit, sakau, verta paieškoti ir moterų. Žodžiu, taip tie stereotipai. Lietuvoje bent kelios grupės turbūt yra, kur mergina groja mušamaisiais. Tai čia visiškai nieko keisto. Groja ne ką prašiau negu vaikinas. Ne ką, net gal ir geriau. Žinoma, aš suprantu, dar, sakykime, svarmenis, ten tas svoris, galbūt, irgi reikia pasimatuoti, kiek tu čia gali kilnoti, dar sakyčiau, bet būgnai, tai atrodo, nieko čia tokio labai jėgos tos nereikia didelis. Dabar toks klausimas, Giedriau, prieš 10 metų aš pasigūglinau lygiai prieš 10 metų, kas ten su Tele2 buvo? Kai sakydavo, tu negali kažkur neįlindęs. Aš tas landukas visada būnu, kur, jeigu koks yra konkursas, kodėl nesudalyvauti? Jeigu yra kažkas vėl, kodėl ne? Kodėlgi ne? Aišku, dabar jau įvertiniu, kiek tai atims iš šeimos, kiek atims dar iš kažko laiko, ar ne? Ar turėsiu laiko nuo pagrindinio darbo ir panašiai. Jau dabar pradėjau sverti, anksčiau nesverdavau. Tai buvo kažkada ten Piltiko reklamos ten konkursas, rinko naujus aktorius. Padarė ten didžiausią šou, iš ten 3000 ar 5000, dabar nenoriu meluoti, atrinkinėjo ten tuos 2 aktorius.
Nu, tai aišku, užpildom anketą, po to galvojam, ką toliau čia darysim, tai teko po to ten sudėlioti atrankoje ir iš tų 5000 atrinko mane ir tokia Akviliną. Tai teko dar pasifilmuoti reklamose, kai kuriuose, kurių ten dalis išėjo, tai dalis neišėjo, ten keitėsi irgi tam tikrų buvo niuansų. Tai teko šiek tiek dar ir aktorius paragauti duoną. Na, smagu. Įdomi patirtis. Tikrai įdomi, aš pamenu tą labai toks gražus veidas, toks, tu apskritai toks fotogeniškas abudu ir Lina tokie, žodžiu, yra ką pamatyti, reklamų veidai. Lina irgi su savo svarmenim ten, man atrodo, tu tuoj ten papulsi kur nors, nes, kaip čia, atsikratyk stereotipo, aš jau matau kokį nors, reklaminį tokį šūkį ir tada Lina ten su, reiškia. Su štangė ir socialinis darbuotojas plateliu. Labai tikrai šau. Aš gal toks visiškai nei temą pasidalinsiu vaizdų, kur mačiau, kur nužudė mano visus stereotipus. Važiuoju su paspirtuku iš darbo, Neries krantinė, toks itiliškas vaizdas ir važiuoja vienuolė. Vienuolė su labai gražiu vienuolės kostiumu, čia kabo kryžiukas ir jinai važiuoja tokiu labai stilingų dviračių miestą. Ir tas vaizdas, žinokit, aš nemoku pasakoti, tada visus stereotipus nužudo. Jeigu kas ten stereotipų didžiausias maniakas pamatytų tą vaizdą, viskas mir. Kad vienuolė čia būtent dar kažkokia, tai gali būti šiuolaikiška. Bam, man ten buvo, sakau, fantastiška, nors ištrauk telefoną nufotografuoti. O kaip, gal turit kažkokių patarimų, net nežinau, kaip visuomenėje atsikratyti stereotipų? Gal kažkokį... Ta auga. Šiuolaikinė karta, jinai turbūt daug paprasčiau į daug dalykų žiūri. Vėlgi lygiai taip pat, net nekalbant apie kažkokius stereotipus, ką gali daryti vyras moteris, vėlgi tapo galbūt pakantesnė ir tam pačiam lyčių kažkokia nelygybė, atsiranda pakantesnė net ir tam pačiam homoseksualumui. Man atrodo, mes augam, pasaulėjam, galbūt tolstam nuo to, kuo gyveno mūsų tėvai ir artėjam link to, kuo gyvens mūsų vaikai. Aš manau, tai turbūt natūraliai vyks. Tiesiog reikia turbūt vaikam tai skiepyti ir stengtis, kad jie būtų toje aplinkoje, kurie tai yra priimtina, o nesmerkiama. Ir dar, kadangi mes kalbam apie tas svajones, ir apie vaikus, kaip tik Giedrė užsiminiai, dažnai sako, mes neturim laiko, ir nesuaugę, nebeturim laiko tam, kam mes kažkada turėjom, kažkuo degėm, ar ne. Tai aš pasidalinsiu trumpai patirtim. Aš pati irgi tų svajonių dar nerealizavus, kai laukiau vaiko, kol jis ten būgnai pamokoje pagros, iš gretimos klasės išėjo jaunas toks bičas, kur čia, kas čia prie gitaros, kas čia gitaros pamoką laukia. Ir ten kaip tik sėdėjom mes gal 2 ar 3 mamos. Ir mes taip susižvalgiam ir aš taip galvoju, o mes galim į gitaros pamoką? Ta prasme, tada jisai kažkaip paprastai taip sako, jūs irgi galite. Aš taip į mamas pasižiūrėjau, sakau, mamos, einam į gitaros pamokas. Ta prasme, o kodėlgi ne? Ir vaikai matydami tą pavyzdys, čia apie tą pavyzdį labai svarbu kalbėti. Pavyzdį, kaip tu kalbi, kaip tu elgiesi, kaip tu mastai. Suaugę žmonės, ar ne, ir šalia vaikai matantis, man atrodo, čia yra geriausia auklėjimo priemonė. Nesakyk, kaip turi daryti, bet rodyk pavyzdį. Man atrodo, Tolstojaus irgi ta mintis yra, berods, kad auklėk savo pavyzdžių. Tai tų stereotipų lygiai taip pat galima atsikratyti, rodydami pavyzdį. Irgi nekartą svajonių tokių, galvoju, visai norėčiau, gal svorių kilnot, gal ir nelabai tiek kilto, čia išvaržos jau nebe tas amžius, bet kažkokių dar yra įvairių tokių, tarp kitko apie tatuiruotės. Tokia svajonė irgi man, galvoju, visai faina būtų. Kur nors taip tokia, dukra mano turi čia kelias tatuiruotės, sakau, tu mane, kai aš pas tave atvažiuosiu, sakau, tu mane nusives, gal sakau, ne, sako, Lietuvoje geriau piešia. Tai gyvena Berlyne. Sakau, Lietuvoje, kai atvažiuosiu, mes nueisim. Tai iš esmės ne tatuiruotė pasako, koks yra žmogus. Žinoma, gal kitas klausimas, kas nupiešta ar ne tatuiruotė, galbūt jau čia kiti dalykai yra, žinai, tavo pažiūros kažkokios galbūt išreiškimas, bet iš esmės ne plaukai kažkokie, tai galim vaikščioti su skiauterė ir būtų, kokiu nors ten, žinai, va tokiu. Tai labai kietų žmogum, bet iš esmės tai tavo mąstymas, tavo elgsena, tavo galų gale, kaip Lina ar ne, buvimas komandoje, gebėjimas dirbti su žmonėmis, būti mėgiamu, kažkokią pridėtinę vertę kurti visuomeniai, tas yra svarbu.
Ir ar tu būtum su tatuiruotė, ar tu be tatuiruotės. Tai iš esmės, o vaikams visų tuo pavyzdį rodyti. Tai turbūt paprasčiausia būtų. Kažkada man teko Klaipėdoje, kol dar vaikai buvo paaugliai irgi, ir ta sunki paauglystė, sakykime, ar nebuvo užpuolus, gal ne tokia sunki, bet visokių dalykų buvo. Ir dukra turėjo roko grupę, jinai buvo vokalistė, gitaristė, žodžiu, visai ir smuikų, jinai šiaip smuikininkė. Tai jos kompanijoje buvo vyrukai tokie, tikrai ne iš tų lengvųjų šeimų, sakykime, ir tos matėsi, kad jiems reikia ir palaikymo. Ir man kilo mintis, sakau, parašom projektą. Ir mes abidvi susėdom, parašėm projektą, muzikuojame su tėvais. O tikslas buvo suartinti vaikus ir tėvus per abipusiai įdomią veiklą. O mano ir dukros, pavyzdžiui, pomėgiai buvo visiškai identiški. Jos roko muzikos stilius, mano vienodi pomėgiai buvo. Ir mes, kartu roko grupiai grojom su tais vaikinais ir bendravom, ir pas mus irgi lankėsi, ir turėjom tikrai jau nebe 7 vaikai namuose, bet daug daugiau vaikų lankėsi. Tai tikrai smagiai buvo, kartu galime kažką tokio veikti su vaikais, kas abiems patinka, kas ir vieniems ir kitiems patinka, o tos pomėgius atrasti per muziką, pavyzdžiui. O per sportą tuo labiau. Sportas lygiai taip pat pavyzdys geras. Tai į pabaigą turbūt mūsų diskusija po truputį keliauja. Ar turėtumėt kažką palinkėti, kitiems tėvams? Kaip jiems, suspėti ir šeimai skirti dėmesio? Čia turbūt Giedrius gali irgi papasakot, kaip jisai derina ir šeimai laiką, ir savo kažkiek dėmesio, nes aš žinau, kad tu dabar jau taip nespėjai turbūt dėmesio skirti savo ar ne savo svajonėms, visgi tu prioritetai šaunu tikrai. Bet galbūt mes palinkėsim Giedriui. Aš iš tikrųjų labai palinkėčiau visiems žmonėms, kurie galbūt savęs yra šiai dienai nerealizavę, niekada nenustot svajoti. Galbūt tos svajonės išsipildys ne 20, ne 30, ne 40, galbūt 50, 60 metų, galbūt prieš nežinau, globos namuose jau prieš pakratant kojas šauksit parašiutų, bet nebijokit iššaukti. Verta. O šiaip tai vieno žmogaus, jam dabar gerokai virš 50, jisai širdį yra labai jaunas ir pasakęs, Giedriu, visiškai nesvarbu, kiek tau metų, svarbu, kas pas tavai yra čia. Tai linkiu, kad čia niekada nedingtų širdies plakimas, stiprus tau, kas tau yra svarbu ir ko tu nori. Lina, tavo palinkėjimas. Aš gal palinkėčiau tėvams niekada nesakyti vaikams rytoj, vėliau, atsigręžti į vaikus, bet ir žinoma nepamiršti savęs ir savo svajonių ir mėginti gal tą pačią šeimą įtraukti į savo svajones, taip papildant vienas kitą gal. Tai va tokia trumpa svajonė. Taip, Lina labai svarbi mintį, dar kartą turbūt paantrinu ir man, kad jeigu tu nespėjai, sakykime, tau, norisi to laiko su šeima daugiau praleisti ir skirti dėmesio, kas tikrai labai svarbu, galima kartu tai daryti. Kartu būgnais grot, kartu roko grupiai kurt galbūt. Šeimos roko grupė, ar ne? Sportas kartu, tai tada tikrai dvigubai realizuosi save ir su šeima pabūsi ir savo svajonės realizuosi. Tai aš norėčiau jums palinkėti, tų svajonių nepamiršti, kurias vis dar turite ir kad ta širdis, kaip sako Giedrius, plaktų amžinai jauna. Išorė nesvarbu, tatuiruotės nesvarbu, svarbu tavo mąstymas, tavo požiūris į gyvenimą, optimistinis požiūris. Labai svarbu tikrai optimizmas ir apie ką Lina sakė, nes žmonėms to labai reikia, ypatingai šiuo metu, ypatingai tuo karantino metu, kada tu už uždarų durų, ar ne, kalbam kaip terapija, mums turbūt irgi čia šiek tiek pasikalbėti, mes kalbam su komandos darbe irgi nariais, mes pasišnekam, sako, mums tie posėdžiai kaip jau tampa kaip terapija, net ne darbas, tai ir darbas, ir savirealizacija, ir dar psichologiškai ir nenusiramini kalbėdamas. Tai ačiū jums abiems labai už palinkėjimus, už pasidalinimus svajonių. Tai linkime visiems tėveliams nepamiršti ir savęs, apie ką mes ir kalbame.
Taigi visiems gero vakaro ir būkite šauniais tėvais. Viso.